Drakonų valtis neatsiejama yra Klaipėdos tradicija ir būdami tikri klaipėdiškiai norim pasijusti to šventės dalimi. Mes suprantam, kad mes atstovaujam RNDV, kur turim 2000 darbuotojų, tai mes 10 žmonių komanda esam atstovai būtent ir reprezentuojam tą vardą, plaukiam ne už Klaipėdą, ne už kažką, bet būtent už visus tos žmonės. Geresnės palaikymo komandos tikriausiai nėra, nei mūsų RNDV. Krantinės pilnos nusėta mūsų spalva, mūsų šūkiais. Fantastika prie tiek daug sirgalių atiduoti visas savo jėgas. Norim ne tik tai sudalyvauti, parodyti, kad yra RNDV įmonė tokia Klaipėdai, bet to pačiu mes norim ir kažką pasiekti. Tai pernai, kai užėmėm 3. vietą, iš tikrųjų buvo tikrai didelis laimėjimas. Kalbant apie statybų verslą, komanda yra mūsų kasdieninis terminas, kurį naudojam. Ir 3. sezone be abejonės galiu tiesiog konstatuoti, kad šis sportas nepaprastai atspindi komandos darbą tiek kaip sporte, bet tiesiogiai tai transliuojasi ir į mūsų kasdienybę. Treniruotės visą laiką atskleidžia komandinę tą dvasią. Kaip įsėdi į valtį, išplauki, tai negali būti vien tik dominuojančių. Galbūt valtyje yra daug ir vadovų, kurie galbūt norėtų pasakyti, kaip viską reikia daryti, bet be komandos mes nieko nepasiektume. Varžybose gali vykti daug visko, bet galiausiai, nepriklausomai nuo rezultato, klausime savęs, ar padarėm viską, kad jom pasiruoštumėm. Todėl, jei treniruosimės, jei palaikysim gerą moralę, rezultatas bus geras ar blogas, mes būsim patenkinti. Bet paprastai tuos, kurie ruošiasi, lydi sėkmė. Tik kartu, o ne po vieną. Tai labai svarbios pamokos.